Pradėsiu nuo paties svarbiausio, lyg neturėčiau laiko viskam kitkam. 60 sekundžių bėgyje jūs sužinosite, kaip rasti savo gyvenimo prasmę, jei dar neradote. 16 metų dirbdamas ir bendraudamas su pacientais supratau, kad daugelis jų patiria problemas, nes neturi teisingos gyvenimo prasmės arba pasirinko netinkamą. Todėl, brangieji, 2 paprasti trumpi patarimai. Pirmas. Gyvenimo prasmė turi būti nesibaigianti. Kas jums benutiktų, kokioje situacijoje beatsidurtumėte, gyvenimo prasmė turi tęstis. Todėl iš karto sakau, šeima negali būti gyvenimo prasmė. Šeima turi pabaigą. Ji gali subirėti, iširti, gali nutikti tragedija. Ir kaip bebūtų gaila, taip kartais įvyksta. Todėl šeima tai tikslas. Darbas, karjera, išsilavinimas, pinigai, visa tai tikslai, tai ne prasmė. Antra sąlyga. Gyvenimo prasmė turi suteikti jums laimę. Tai, ką išvardinome prieš tai, ne visada atneša laimę. Todėl tegul jūsų gyvenimo prasmė bus, pavyzdžiui, padėti žmonėms. Nuolatos augti, tobulėti. Tai nesibaigia. Visada bus žmonių, kuriems reikia pagalbos. Todėl, brangieji, tegul jūsų gyvenimo prasmė bus nesibaigianti ir teikianti jums džiaugsmą. Tai jums namų darbas. Būkite sveiki.